Labą dieną. Kalbėsime apie taisyklingą kūno laikyseną. Pasitikrinkite, ar žinote, kokie pratimai padeda stiprinti raumenis, kad būtų taisyklinga laikysena. Pagalvokite, kokius jūs juos atliekate. Štai matote, vaikai daro mankštą, tikiuosi ir jūs darote mankštą. Ir žinote įvairių pratimų. Koks norėtum būti užaugęs? Ar toks kaip pirmajame variante, ar antrajame? Žinoma, kad toks kaip pirmajame paveikslėlyje. Mūsų laikysena kinta visą gyvenimą. Aktyviausi ir reikšmingiausi jos pakitimai vyksta vaikystėje bei paauglystėje, intensyviausio augimo periode. Kokios yra netaisyklingos laikysenos priežastys? Peržvelkime paveikslėlius. Tai nešimas svorio ant vieno peties, sėdėjimas sulenkta nugara ant per aukštos kėdės, prie per aukšto stalo, daikto nešimas po pažastimi, persikreipiant į priešingą pusę, sunkaus nešulio nešimas vienoje rankoje. Tai gali būti lagaminas, krepšys. Ėjimas pasilenkus į priekį. Kai miegama ant per didelės pagalvės. Taip gulint išlinksta stuburas. Kokie pagrindiniai tiesaus stuburo priešai? Atsakykite. Sėdėjimas persikreipus, klūpėjimas ar gulėjimas. Tai sėdėjimas persikreipus. Taisyklinga sėdėsena. Atsisėskite kuo arčiau stalo. Nuo pilvo iki stalo daugiausia gali būti apie 10 cm. Prisistumkite kėdę. Stenkitės, kad nugara būtų tiesi. Alkūnės turi būti sulenktos 90 laipsnių kampu. Jei nepavyksta sudaryti stataus kampo, pareguliuokite savo kėdę. Kuri nugaros padėtis sėdint yra taisyklinga? Pažymėta raudona spalva ar mėlyna? Žinoma, mėlyna. Kuri stuburo padėtis sėdint prie stalo yra taisyklinga? Raudona spalva pavaizduota ar žalia? Žinoma, žalia. Stuburo pagrindas sėdint turi būti ant kietos ir tiesios kėdės. Nugara prigludusi prie atlošo. Pilvas atpalaiduotas. Pečiai tiesūs. Galva pakelta aukštai, bet neužversta. Kojos turi remtis į grindis visa pėda. Keliai sudaryti 90 laipsnių kampą. Nesėdėkite susikėlę koją ant kojos, nes taip užspaudžiamos kraujagyslės ir kraujas negali laisvai tekėti į širdį. Sėsdami ant kėdės, nenukriskite ant jos, sėskite minkštai, galvą ir stuburą išlaikykite tiesiai. Keliantis nuo kėdės stuburas turi būti taip pat tiesus. Viena veiksmingiausių poveikio priemonių stuburo sveikatai išlaikyti ir stiprinti yra miegojimas, sėdėjimas ar fiziniai pratimai. Žinoma, fiziniai pratimai. Ar žinai, kas yra taisyklinga stovėsena? Jeigu tenka ilgai stovėti, rekomenduojama maždaug kas 10 minučių keisti pozą, perkeliant kūno svorį nuo vienos kojos ant kitos. Stuburą bei galvą visada laikykite tiesiai, pečius atpalaiduotus.
Ilgiau stovėdami šiek tiek sulenkite kelius ir, jeigu įmanoma, atsiremkite nugarą į sieną. Dirbdami pasilenkę, pavyzdžiui, prie virtuvės stalo, kojas pakaitomis pasidėkite ant atramos. Dėžutės ar mažos kėdutės. Svarbu, kad kūno svoris pakaitomis persikeltų nuo vienos ant kitos kojos. Kokios sporto šakos padeda nugaros raumenims? Plaukimas ir slidinėjimas, kovos menai ar boksas. Naudingiausias yra plaukimas ir slidinėjimas. Kokius raumenis stiprina paveikslėlyje pavaizduoti pratimai? Kaklo, pirštų ar nugaros? Atsakymas – nugaros. Ką stiprina paveiksle pavaizduoti pratimai? Nugaros raumenis, kaklo raumenis ar kojų pirštus? Atsakykite. Pirmasis variantas. Ar taip galima nešioti kuprinės? Turbūt atsakėte, kad ne. Įsivertink, ar daug žinai apie taisyklingą laikyseną. Pasirink atsakymą. Ačiū už dėmesį. Būkime sveiki ir gražūs. Įgarsino mokytoja Lina.